Labas visi žiūrintys, taigi pradėsime trumpą apžvalgą, kadangi visoje projektų pradžioje nesugalvojau filmuoti, turėsim nemažai nuotraukų, tačiau su laiku jūsų malonumui pradėsiu daryti visiškai pilnai video filmukus. Projektai prasidėjo jau nuo praeitos vasaros grįžus man iš užsienio. Pradėjome inkubatorių gamyboje ir naujų gyventojų veisimu. Kol inkubatorius užkrautas, ėmėmės darbų tvarte. Po gan ilgo laiko pilnai buvo išvalytas, pradėta vidaus ir išorės apdaila, kambarių įkūrimas. Buvusiame sandėliuke pagaminti narveliai putpelėms, tiek paprastom, tiek egzotiniam. Pradėtas ir užbaigtas egzotinių paukščių namas. Pagaminti papildomi nameliai. Na, o čia tik ką įsigijome grūdų granuliatorių, trumpas veikimo principas ir rezultatai naudojami grūdai. Kadangi prisigaminame granulių, einame pasišerti ir tuo pačiu aprodysiu ūkį iš arčiau. Turim ančių žiemoja kieme, tiek antis, tiek žąsis. Pastatas žiemą apdengiam, kad vėjas kiaurai nepūstų. Visas aptvaras, šiaip gan nemaža teritorija. Galvoju praplėsti biškį, vis dėlto ir stručiai yra. Biškį šiek tiek vėliau parodysiu, koks planas yra. Čia fazanai gyvena, žiemoja. Parodys bailiukai. Labai gražus paukštukai. Kol užsidengia, tai jau baigia atprasti nuo visų žmonių. Tai labai baidasi visokių garsų. Tokie gražuoliai. Čia turim putpeliukų. Labai baikštų. Labai gražus, bet labai baikštų. Oi, kaip siaučia. Skiauterės labai gražios. Čia putpeliukai, Kalifornijos. Patelėtas paslepėsi. Baikštus labai. Dar turim mėsinių visokių putpeliukų. Balti ir juodi. Grūdai. Čia visas mūsų kitas ūkis. Stručiai. Auga pusę metų jau, bet jau ūgio gan nemažai turi. CK vazuose. Nu, pasisveikinti. Oškyčio. Vienas valgo, kitas geria. Turim daug kalakutų, patarškų. O povus slepiasi. Čia netiesi, kaip matot, medžių daug yra. Biškį prapjauti medžius, padaryti tokią kaip salą. Kadangi tikrai gražiai išeitų. Pasidaryti savo mini zoo. Va tokia salytė. Būt nelabai gal matysis visas vaizdas. Šiek tiek parodys ir iš viršaus. Bet gražu tiek salytei užleisti ožkom. Antim galėtų saloje gyventi. Tai va kaip yra aplinkui vandenukas nubėga. Nu, dar reikia aptvarkyti, čia daug medžių pragenėti. Daug akmenų tenai matėsi gal kažkiek. Graži vieta turėtų gautis. Šitą visą aptvarą panaikinti, biškį perdaryti. Užstručiam vietos padaryti. Visiem po biškį. Čia taip pat
O čia kelias pagrindinis, tai čia nuo kelio tiesiai dar padaryti namelį paukščiam, ten toks pat maždaug kaip ten tas pastatas. Tai ten visi šitaip, šitą tvorą irgi perdaryti, ten link galo stručiam, kad būtų, čia vėl, čia bus sala, čia tiesiai dar irgi dar nemažai vietos. Paukščiam gyvūnėliam, nežinau, patarkojam, būt. Matysim tada situaciją, kiek čia visko turėsim. Taip pat kaip šitas namelis, kaip minėjau, čia gal pasidaryti tikrai nemažai aikštelė visiems projektam. Čia tiesiai kalniukas yra. Galbūt stručiam visai gražiai atrodytų ant kalniuką vaikščytis, išsipjaut biškį, dar medžią apsigenėti. Čia salytė. Pabandyti savo nuveiti, parodyti vaizdą iš salos vidaus. Čia salytės. Upelis. Nežinau, ar matos, ko ir čia turėsim. Upelis. Būtų gerai neįlūžti kažkaip. Šalia šalta normalu. Tai bandau brįsti per medžius. Pabridau. Dabar jau kaip ir saloj. Aplinkui man turbūt nelabai matosi. Eina upeliukas. Čia viską išgenėti. Išleisti paukščius. Roškas. Ten veisis rodėsi. Maždaug tiltelį planuoju. Darbo nemažai visą šitą brūzgyną aptvarkyti. Va čia upelis. Tai mažai atrodo. Jau neapimsi visą vaizdą, bet čia upelis, kalniukas. Čia kažkur planuoju tiltą gal daryti. Akmenų daug gražių. Tikrai labai gražiai atrodytų. Tai gal upelis nusisuka į šoną ir pasibaigia. Gal dar kažkiek prailginsim. Sako traktorius, kad atvažiuotų prakasti. Biškį arčiau link upelio, vagos nekeisim. Bet tiesiog būtų pilnai sala. Čia kažkaip nuo čia jau baigėsi. Čia baigėsi visas upelis, dar pratesti iki tenai upelis eina, iki upelio, palik 2 metrus kokius nuo upelio, kad vagas nepasikeistų. Na va, toks salos projektas. Na va, kaip minėjau, jau pradėjau pabiškį pjauti. Šakų krūvų, pilnas šakų krūvų. Pabiškį gal vaizdas jau atsiveria, kaip praeitą kartą rodė pačios salos. Čia viską išpjauju. Ten toliau dar vieną krūvą išverčiau. Čia biškį apgenėjau, kiek jau išėjo su rankam, kad bent jau biškį būtų galim prieiti. Medžius nupjauti, padausiais biškį per šitos šabakštynus, kol perbrendo. Kol sunešiau viską. Tai va, vaizdas labiau tada matosi. Čia gan didelis skardis. Čia aplinkui eina upelis. Čia šakų, viduj salos šakų. Visur apgenėjau maždaug, kad būtų galim prie didžiausių medžių prieiti. Pasikviesti talkos, bus galim pradėti pjauti visus kitus likusius. Galvą žadu palikti, labai daug va prikrytusių, nupūvusių. Žadu su talkos pasikviesti, palikti, bent jau porą medžių vis tiek liks. Daugiau plius minus viską išpjauti. Žąsinai antinai vaikšta. Pirmyn atgal, stebi kaip dirba. Tai va, paviškį progresą yra. Čia gal pagal pirmą video matysis, kiek jau čia apdirbau. Daug čia tų medžių, labai daug medžių, bus daug veiklos. Po to šakų smulkintuvą gal išsinuomoti. Čia tų šakų nei sukuriant, nei nieko, dabar toks dar kiekis. Bus ir pakratam, ir šiaip. Tai va, tam kartui turbūt tiek.